Paramhansa Yogananda. Karma ir reinkarnacija. Kaip aš sutikau ortodoksų tikintįjį pragaro ugnimi. Vieną dieną sutikau seną vyrą, gyvenusi netoli Sietlo. Sėdėjau ant kranto ir apmąsčiau begalinės vandenyno platybės. Staiga mano džiaugsminga būsena pradėjo blėsti. Išalkau ir nuėjau į artimiausią ūkį nusipirkti vyšnių. Savininkas rausvais skruostais atrodė labai laimingas žmogus ir mane nuoširdžiai priėmė. Staiga mane apėmė dieviškas impulsas ir aš jam pasakiau: bičiuli, tu atrodai laimingas, bet tavyje slypi paslėpta kančia. Jis paklausė: ar matai ateitį? Aš pasakiau: ne, bet sakau žmonėms, kaip tai ištaisyti. Tada jis pasakė: mes visi esame nusidėjėliai ir Viešpats įmes mūsų sielas į pragaro ugnį ir sierą. Aš atsakiau: kaip nematoma ir bekūnė žmogaus siela gali degti pragaro ugnyje? Nustebau, kai jis piktai kartojo: visi mes degsime liepsnuose. Aš atkirtau: ar Dievas atsiuntė jums telegramą, kad sudegins mūsų pragaro ugnyje? Senis dar labiau įsiaudrino. Norėdamas jį nuraminti, pakeičiau temą ir paklausiau: ar tavo nedoras sūnus kelia tau rūpesčių? Mano žodžiai jį nustebino ir jis prisipažino, kad nesugebėjo pamokyti sūnaus ir laiko jį nepataisomu žmogumi. Šis liūdesys degino jo pasąmonę kaip pragaro ugnis. Aš pasakiau: turiu vaistų, kurie gali jūs išgydyti. Senolio akis suspindo iš džiaugsmo ir jis nusišypsojo. Tada su tam tikra paslaptimi, tarsi atskleisčiau didelę paslaptį, sušnibždėjau jam: ar turite didelę krosnį skirtą kepimui? Žinoma yra, pasakė jis, ir tada įtariai paklausė: apie ką tu čia užsimini? Nesijaudink, padrąsinančiai tariau, mano pasiūlymas užbaigs visas jūsų bėdas. Galiausiai nusiraminęs jis atsakė: tęsk. Taigi, pasakiau, įkaitinkite šią krosnį iki raudonumo. Ar turi stiprią virvę ir 2 patikimus draugus, kurie tavęs neišduos? Jis atsakė: žinoma. Tada aš pasakiau: pasikviesk čia savo sūnų, kartu su draugais suriškite jam rankas ir kojas ir įmeskite į karštą krosnį. Senis buvo nepanašus į save iš pykčio. Grasindamas man kumščiu jis sušuko: tu esi niekšas, ar girdėjai kada nors, kad tėvas krosnyje sudegintų savo sūnų, net patį pikčiausią? Aš ramiai paprieštaravau: būtent tai ir tikėjausi iš tavęs išgirsti. Iš kur tu, žmogau, galėjai pasisemti šios meilės instinkto, jei ne iš dangiškojo tėvo? Tu esi tėvas ir neapkentei žiaurios minties, kad gali gyvą sudeginti savo sūnų ir išvaduoti jį bei save nuo kančių. Kaip galėjai pagalvoti, kad dangiškasis tėvas, kurio meilė yra be galo aukštesnė už tavąją ir kuris sukūrė tėviškąją meilę, gali sudeginti savo vaikus pragaro sieros ugnyje? Senolio akis suvilko gailesčio ašaromis. Jis sušuko: dabar aš suprantu, kad dangiškasis tėvas yra mylintis Dievas. Mes patys baudžiame save už savo piktus darbus ir apdovanojame save savo gerais darbais. Nuodėmė nepakeis sielos. Mes sukurti pagal Dievo paveikslą. Galime pasiklysti blogio džiunglėse, bet kad ir kiek turėtume nuodėmių,
Jos nepakeis mūsų amžinosios ir dieviškosios prigimties. Nuodėmė yra tarsi šašas, dengiantis tobulą ir amžiną sielą, sukurtą pagal Dievo paveikslą. Tačiau meditacija nulupa šį šašą, o po juo atsiskleidžia tobula siela.